pakalbėsim. Apie šias rungtynes pirmiausia, Jonai, kiek žaidimo plano pavyko įgyvendinti, kiek buvo netikėtus? Pavyko pasiekti pergalę, tas svarbiausia buvo. Tris kėlinius atrodė, kad viską darom gerai, bet tiesiog kamuolys nekrito į krepšį, metimus išmetam laisvi. Kas nesisekė, kodėl nekrito? Nežinau, nesisekė pirmose kėliniuose, sekėsi paskutiniam, pataikėm daugiau galbūt. Metėm laisvi, bet buvo visokių variantų, gal neįkrito kamuolys, ir užteko, bet visam kontekste mes laimėjom, tas svarbiausia. Turbūt čia ta ir ketvirtfinalio įtampa. Nežinau, pažiūrėsim. Šiandien per 20 tritaškių išmetėt, ar būtum pasakęs, kad tiek mesit dažnai? Nežinau, čia geras klausimas, niekada neplanuoju mesi tiek ar nemesi prieš varžybas. Po varžybų žiūrim, metėm tiek, pataikėm irgi svarbių, pataikėm tritaškių, tikrai Jonas ir Pocius pataikė tikrai labai svarbių tritaškių, tai buvo labai gerai. Buvo užduotis pabandyti išbauduoti šį kampą? Ne, nebuvo, tiesiog buvo užduotis žaisti stipriai, jisai tikrai yra stiprus fiziškai, tikrai geras centras po krepšiu, tiesiog buvo užduotis žaisti. Bravo, Džioni. Aš žaidimą. Jonas geriausia. Turbūt pamena tą jausmą, kai likus 5 dienoms iki čempionato man tas laimėti.